Dvi raketės, vienas kamuoliukas? Ar žinote, apie ką kalbu? Apie Pongą. Pong buvo vienas iš ankstyvųjų arkadinių vaizdo ir sporto žaidimų. Jis buvo sukurtas 1972 metais Alano Alcorno ir išleistas kompanijos Atari. Šis žaidimas atnešė didelį populiarumą vaizdo žaidimam ir padėjo visai jų industrijai. Taigi Pong yra stalo teniso žaidimas su paprastom dviejų dimensijų grafika. Žaidėjas žaidime valdo stalo teniso raketę, judindamas ją vertikaliai palei kairę ekrano pusę. Jis gali žaisti prieš kompiuterio kontroliuojamą priešininką arba antrą žaidėją kitoje pusėje. Žaidėjas naudoja raketes norėdamas atmušti kamuoliuką, kuris yra kvadrato formos, nes tada dar nebuvo išrasti apskritimai. Tikslas yra greičiau gauti 11 taškų už kitą žaidėją. Taškai gaunami, kai vienas žaidėjas susimauna ir netmuša kamuoliuko kitam. Koks nevykėlis. Šiam žaidimai buvo net sukurtas atskiros vaizdo žaidimų konsolės, kurios buvo skirtos žaisti jį arba jo atmainas namuose. Pavyzdžiui, Home Pong, Telstar, Tournament 1000, APF TV Fun, Wonder Wizard ir dar sąrašas ilgai tęs. Taip pat šiam žaidimui buvo sukurtas sekančios dalis ir remake. Taigi Pongas buvo labai svarbus žaidimas vaizdo žaidimų evoliucijai, nes pritraukė labai daug dėmesio įvairių žmonių. Apie Pongą tiek ir